ačiū labai. Gerbiamas Vladai, mes norime, kad jūs mus vis dar laikytumėt virš ledo. Jeigu turite programą, pasidalinkite programą. Mėly, ačiū už pasitikėjimą. Šiaip aš kaip žmogus prašyčiau bent kokias 2 savaitės atostogų. Nes jeigu tai pasižiūrėjus, 2000 metų, kiekvienais metais reikėjo leisti almanachą. Įtampa buvo metuose, pasiskirsti ten, kaip sakant, laisvę. Nuo 9 metų laikraščiai buvo pasiūlyta, pavyzdžiui, rugpjūčio mėnesį daryti atostogas ir 11 numerių leisti. Nesutikau, kadangi, kažkaip, tai žinot, turi ten paskui pirmam pusmečiui, antram pusmečiui, trečiam ketvirčiui, skirtingos prenumeratos sumos, tai nesutikau. Ką norėjau pasakyti? Nuo 2000 metų sąjungai dirbu be atostogų. Tai jeigu man duotumėte iki birželio 6 ar 7, kada ten prašventi tokių atostogų, labai stipriai man neskambintumėt, labai stipriai nesakytumėt, kad ten kažkas blogo, kažko atsitiko Dusetuose, dar kur nors. Aš truputį norėčiau po brolių mirties truputį pasilsėti, taip ramiai. Nes aišku, nuo gegužės mėnesio numerio niekas mane nekreidžia, taip turėsiu išlėkti. Bet truputį 2 savaitės tokai. Nemokamai. Tai dabar aš norėčiau 2 punktus pasakyti. Pirmiausia, tai daugam esu padalinęs, mano kiekis tų išsekų. Reiškia, noriu trumpai supažindinti tuos, kurie negavo šitų lapų. Ir noriu truputį paaiškinti, nes pas mane tokia yra ir profesija buvo, ir kalba. Labai trumpa, kartais tarp eilučių daug kas yra. Todėl kai kurias punktus tarp eilučių noriu aš ir papildyti, kas tai yra. Nes kartais atrodo, kad tik tai kažkokia iškaba, o kas po vėlgi neaišku. Tai visus 10 punktų taigi praeisiu. Tai iškai sąlygos sudarymas ir leidybai. Čia aiškiai parašyta privačios lėšos, kad nereikėtų sakyti, kur čia pirmininkų gauti pinigų. Tai šitie metai, 250 egzempliorių reikia padaryti, reikia iki metų bent pabaigos. Toliau, monografija skirta rašytojų Bataičio 100-osios gimimo metėms sudarymas ir leidyba. Šie metai. Stasys Bataitis yra gimęs 1919 metų rugsėjo 14. Pinigus beveik visus tai monografijai duoda mūsų mecenatė, rašytojų dukra Nijolė Bataitytė Glaža. Darbas iš mūsų, iš leidybą daugmaž pinigai turėtų būti. Todėl aš ir įrašiau. Neįrašiau kažkokių svaičiojimų. Toliau. 3. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos būstinės patalpų. Sutarties pagal panaudą pagrindų miesto centre gavimas. Yra labai didelė tikimybė, esu gavęs atsakymą, reikės surinkti reikiamus popierius, kultūros ministerijos pritarimą, kad tokiai sąjungai reikia vadovybei būstiniai, sodros teritoriniai valdybai, kad mes nieko neskolingi, lyg tai mes gautume algą ir kažko neatiduotume jiems. Ir taip toliau. Reiškia, yra didelė tikimybė, tai to aš įtraukiau ir manau, kad kol įsikursime, tai bus 16 metai. Toliau. Atnaujinom, kadangi buvo Bulgarijos laisvųjų rašytojų sąjungos vadovybė keitėsi, pagaliau išėjom vėl į naujus vadovus ir galvojom, kad tą meninistinę poeziją padarysim ir galvojom, kad tai kokiais 17 metais, nes Bulgarijoje tai 17 metai bus tokia šventė, jų, reiškia, valstybės susidarimo, jubiliejus ir panašiai. Ir čia įrašyta Klaipėda, Kaunas, Varna, tai reiškia, idėja turbūt sena, noriu pasakyti, tai, ką jūs davėt, niekur neprapuolė, gerbimai Irena. Viskas yra. Ir nuotraukos, ir reiškia, lietuviškas tekstas, vertimas bus į bulgarų, kitur bus ir taip toliau. Dabar, reiškia, Klaipėda, tai čia gerbimo žiedo gaila nėra, jie vis tiek prie jūros, mane vis tik, tai stipriai irgi galvoja padėti.
Varna, tai aišku, kad mūsų partnerių prirašymo uostas. O Kaunas nuo sąjunga mūsų, tai nežinau, gal mes patį, reiškia, leidybą čia organizuosim, neblogos yra tos, duosim pinigų. Toliau, dėl organizacijos augimo. Matot, yra tokių bėdų, kurias reikėtų spręsti pirmiausia pas save, o pas save tai kur gaila nėra jau teritorinių tokių apskričių vienetų, bet mes įvardykim tai kitaip. Sūduva, Aukštaitija, Dainava. Suprantat, kas po kiekvieno Dainava, kur tavo Alytus, Valstijai, Druskininkai. Reikėtų čia skyris. Seniai jau, gaila nėra šiandien kaip tik Jevgeninis skaitimai yra poezijos. Ir jau galima Ukmergė Aukštaitijos skyrį. Bus daug paprasčiau, dirbsim glaučiau mažesnėmis grupėmis. Suvažiuot į Kauną, atvažiuojam tik tai labai svarbiom, ar tai maloniom, didžiai maloniom, reiškia, progom, ar kaip šiandien, kad bėda yra, reikia kažkas keisti. Toliau. Manom, kad reikia toliau bendradarbiauti su asociacija Branduma. Mes galime iki leidybos bendros, literatūrinių švenčių renginių. Turim gerbiamą Ireną, šitą, reiškia, prezidiumo viceprezidentį, mūsų sąjungos narys. Ir kitų mūsų sąjungos daug narių, ir Šiauliuos yra, ir Druskininkos yra. Nekonkuruojančių, kaip tai galima sakyti, pirmus, nes vieni kitus padengė. Paremėm trečiais ir galim toliau, kaip jau minėjau. Aš kodėl šitos visus dalykus aiškinu? Todėl, kad tai yra lyg ir motyvacija, pagrindimas, nes pagal įstatus yra, pavyzdžiui, šalys, kurios parlamentinės, kurios prezidentinės. Tai pas mus lyg yra prezidentinis variantas, kai renkamas vadovas, o jisai, kad būtų gražus susidirbimas gerąja to žodžio prasme, siūlo savo komandą ir jūs turėsite ją arba pritarti, ar vieną kitą išgenėti. Nes jeigu surenka žmonės ir paskui vadovas, tai kol susišlifuoja tarpusavio darbą, jau žiūrėk ir daug mėnesių praeis. Tai va, todėl aš tai aiškinu, kur jau aš beveik už kiekvieną punktą būsimas rekomenduojamas būsimosios valdybos narys bus atsakingas. Tai va, su kitais šalies kitakalbių literatų kūrybiniais, reiškia, ryšiai irgi pažiūrėti. Toliau labai svarbus dalykas, buvom susitikę gerbiamas daktarai Bikulčius, Nauželys, buvom pirmąją, įsimintina tą pirmąją, gegužės 1 dieną, daktarų mūsų sąjungos buvusio narių, sakykime, nebuvusių, esamai, kaip sakant, atmintytai su mumis, buvo gražus memorialinis lentos. Pirmą kartą mūsų sąjungos nariui buvo memorialinė lenta atidengta. Tai aš būtinai įrašau, kad Anapilį nešėjau žinių, reiškia, aišku, čia valdyba pritars ar suvažiavimas, kam, kada ir kokius į atminimo įamžinimus. Turime šitą teisę, turime jas pasinaudoti. Ir dar kartą kalbu, kaip respublikinės kūrybinės organizacijos finansavimas. Aš kaip ekonomistas, aš žinau, tų pasitelksiu, man atrodo, gerbiamą daktarą, ekonomikos mokslų daktarą Vytautą Šiaudytį. Ir, pabandysim tos svertus per tos kelis metus panaudoti. Viskas lyg ir kinta, net ir miestuose, Savaldoje, lyg ir į gerą pusę, nežinau kaip. Ir paskutinis svarbus dalykas, aš čia užšifravęs, bet aš galėčiau pasakyti. Naujos partinės literatūrinės premijos už LNRS geriausią metų prozos knygą arba kūrinį įsteigimas. Premija, laureatų medalis ir tai turėtume iki 2000 metų padaryti. Tarp eilučių 20. 20 parašyta jo. Gėlėjai, brolio Šauniškio šimtmetis. To jau padarėm. Prašau? Jau padarėm 10. Ne, 20. Jauniškiui bus 100 metų, yra padaryta jau mūsų sąjungos nario Stasio Kalinausko, reiškia, medalis, ta prasme, padaryta forma, reikia tik tai susiieškoti metalų žaliavos, viską susiformyti, suorganizuoti pirmąją premiją
ir tikrai, man atrodo, pritars mūsų sąjungos prozininkai, nes labai, aš tiesiog žmogiškai žinau šitos dalykus. O, tai ten eilės skaitot, aš čia 4 romaną rašau, čia niekam neįdomu, kad aš čia prozą rašau. Bus vardiniai premijai. Prašykit. Tai leiskite tada pereiti prie antro klausimo, pateikti valdybos preliminarų sąrašą. Noriu pasakyti, esu su kiekvienu žmogumi kalbėjęs. Pritarimą gavau, kai kurių raštišką, kurie nedalyvauja, vardinsiu. Ir jeigu kai kurie nebus, pasakysiu, kad turiu raštišką sutikimą. Tikrai sąrašas neišpalūdinsiu. Dar klausimas, ar patvirtinsime mes jums tą sąrašą. Prašom paskaityti. Aš visada tik tai teikiu. Aišku, galėjau daugiau žmonių teikti, kad jūs turėtumėte galimybę pasirinkti, bet čia papiknaudžiaučiau tų žmonių sutarimus, su jais sutariau, paskui atsiprašau, jūs jau likai ten 14, atsiprašau, su tai kalbėjau, kad tai nepapuolė. Dėl mano aplaidumo, kad aš įrašiau daugiau žmonių, negu valdybė reikia, atsiprašau, nepapuolė. Tai būtų žmogiškai negražu. Tai aš tada skelbiu tuos, su kuriais yra kalbėtus, su kuriais lygtai numatyta, kokios sritys būtų kuruojamos, dirbamos. Ir dar kartą pasakau, reiškia, nenusiminkite, jeigu kauniečių nebus, bandom išlaikyti teritorinį, reiškia, atstovavimo normas, visą kitą, kad nebūtų, o čia visi kauniečiai pasidaro, paskui ta valdyba, kaip sakant, susiliopina, jiems suprantamus ir priimtinus tik tai nutarimus, o nekreipia dėmesio, kas yra Klaipėda, kas yra Šiaulius ir taip toliau. Aš bandau šitos dalykus išlaikyti, jeigu kartais kas nepatiks, galėsit atsispręsti. Du variantai. Arba už visą sąrašą, jeigu patiks, ir aš jį gražiai pateiksiu ir jums priimtinas, arba tada per kiekvieną atskirai ir skaičiuojam balsus. Visą tai bus jums padėta, atsiprašau, nenklikstukį sidabrinį pateikti. Gal pradėsiu iš antro galo. Jonas Tertelis, poetas, gydytojas, Lietuvos Vinco Kudirkos medikų literatų draugijos narys druskininkas. Gal aš taip pat parašyčiau visus čia atsistot, kad matytų. Ar matysit? Kaip visa komanda atrodo, vizualiai. Jeigu galim, jeigu nesunku. Čia bus 3 minutės daugiau. Jo, visą sąrašą. Man yra paskaityti sąrašą, paskui patvirtinti. Ne, čia pasirodė. Paskaityti sąrašą. Gerai, toliau. Romualdas Kasnauskas. Kaunas. Prašom. Tuoj. Poetas, humoristas, ryšės ir literatūriniais kėdainiais, kadangi iš ten dar visus pažįsta, atveža linkėjimus nuo Marijos ir taip toliau. Prašom, ateikite. Pranas Jurkonis. Poetas, chorvedys, labai tikimės ryšių su literatūrinė dainava kartu su Jonu Terteliu. Leonora Jankeliūnė, poetė, Ukmergės rajono literatų draugijos vadovė. Šiuo momentu jos poezijos vyksta renginys, kuris buvo suplanuotas dar kovo mėnesį. Atsiprašė, jos raštišką sutikimą būti valdybos nare, kandidatuoti turiu. Algimantas Grakavinas. Eseistas, poetas. Tikiuosi, kad bus ryšės su literatūrinė Sūduva. Vilkaviškis ten labai arti Marijampolės. Vilija Dabravalskienė. Poetė. Lietuvių kalbos mokytojų ekspertai. Elektrėnai. Prie visų tų dalykų dar norėčiau pasakyti, tikrai yra veikli Strėvos literatų vadovai ir taip toliau, tikrai veikli moteris. O jie iš pakrantą pirmoji tikrai. Vida Burknienė, poetė, iki mokyklinio ugdymo pedagogė iš Kauno. Kūrybos atsimena. Daktaras Algirdas Bikulčius, poetas, socialinių mokslų daktaras,
ryšiais su rusų kalbos autoriais. Vilnius. Prašau. Egidijus Žiedas, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Pajūrio skyriaus pirmininkas, prozininkas, vienos iš Klaipėdos vidurinių mokyklų direktorius, suprantama, dėl ko jo čia nėra, raštinį sutikimą turiu. Romas Adomas Vorevičius, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkas, poetas. Susijęs su Tėvaiška. Jaunis Kulnys, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Saulės skyriaus pirmininkas, poetas, dramaturgas, istorikas, karybos specialistas, Šiauliai. Ekonomikos mokslų daktaras Vytautas Šiaulytis, poetas, leidybininkas, iš vis labai nuotaikingas žmogus. Jo turbūt valdyboje per šitos posėdžius tikrai bus neliūdna. Ir turbūt aš čia prieš jūsų tarnas. Noriu